Raktas į sėkmę – kaupimo dėsnis. Šis dėsnis paprastas, bet galingas. Viskas, ką darai, turi reikšmės. Kiekvienas tavo veiksmas – tai lyg plyta tavo ateities pamatuose. Dažniausia klaida, kurią daro žmonės, jie mano, kad svarbu tik tai, ką jie nori laikyti svarbiu. Bet ne. Kai skaitai knygą, klausai įkvepiančio įrašo, mokaisi, atsikeli anksčiau ir stengiasi, visa tai keliauja į tavo pliusų pusę. Tai tavo investicija į svajones. Tačiau kai leidiesi į tinginystę, švaistai laiką, šiaip prasėdi visą dieną, vėlai nueini miegoti, be tikslo įsijungi televizorių, visa tai keliauja į minusų pusę, nes tai irgi skaičiuojasi. Žmogus sukūręs įkvepiantį gyvenimą, tai tas, kuris per laiką sukaupė daugiau pliusų nei minusų. Ir čia svarbiausia mintis. Jeigu tai, ką dabar darai, neveda tavęs link tavo tikslų, greičiausiai tai atitraukia tave nuo jų. Nėra nieko neutralaus.